Now I would like to introduce our project, and sorry for our guests. Now I will talk in Lithuanian language. Taigi, projektas programos Saugi kaimynystės sukūrimas siekiant sustiprinti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą. Pagal šį projektą mes čia visi susirinkome. Projekto vykdytojas yra viešoji įmonė Bendruomenių santykių konsultantai. Projekto partneris yra Vilniaus miesto savivaldybė, o dalyviai Vilniaus miesto policija, bendruomenių bei savivaldybės atstovai. Koks yra pagrindinis projekto tikslas? Tai skatinti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą ir partnerystę, siekiant užtikrinti saugumą Vilniaus mieste ir perduoti patirtį kitiems miestams, sukuriant programą Saugi kaimynystė. Ši konferencija yra viena iš dviejų pagal projektą planuojamų konferencijų, per kurią mes pasistengsime pasiekti pagrindinį projekto tikslą. Tai sukurti programą Saugi kaimynystė. I would like to start our conference, and first of all I want to introduce our guests from Sweden, Latvia, and of course Lithuania. So let's start from Sweden. Karl Åke Pettersson. Crime prevention and crime victims expert. Our guest from Sweden has over than 32 years experience in police. Now he's a manager of non-government association in Sweden, Saver Sweden. Karl Åke Pettersson also is a member of International Police Leaders Association. He has worked in many international organizations and helped to develop police systems in Macedonia, Bosnia and Herzegovina, also Kazakhstan. Police Affairs Officer and Deputy Head Strategic Police Matters Unit in the Secretariat of the Organization for Security and Cooperation in Europe. So, now our guest from Latvia is Andis Rinkevičs, Europe Crime Prevention Network representative in Latvia. Also our guest creates and helps to realize crime prevention projects in Latvia and all over Europe. And now guests from Lithuania. We don't have now Šarūnas Grigaliūnas, an IT expert company, information security agency founder, and one of Life Cyber Shield project founder too. We don't have it here, but he will come later. Also Vytautas Radkevičius, manager of great majority of projects related with society improvement and communication between police and people. And Laura Mažytė, president of Safe Neighborhood Groups Association in Lithuania. This conference is based on a European project in Lithuania to create communication between people, police and municipalities. After finishing this project, there will be a created communication platform, game simulator based on Safe Neighborhood idea, Safe Neighborhood map, and other useful mini projects. During this project, there will be 10 trainings for police officers, civil people, and municipalities. And we want to look closer to cybersecurity because it is one of Safe Neighborhood's parts, which is increasingly important nowadays. The conference main goal is to combine safe neighborhood from the physical and virtual areas into one. Therefore, local and foreign experts will share their experience during discussion about neighborhood safety at the conference. Conference organizers hope that this conference will give a great feedback to all participants, and it would be great if we could start reason the discussion about how to reach safe cyber and physical neighborhood in Lithuania and all Europe. We are looking for a comfortable place to organize our conference because Safe Neighborhood's idea is to feel comfortable and safe. So this place is just perfect for our conference.
And also, tomorrow we will have a cybernetic conference online. So where participants will try to reach highest scores in Safe Neighborhoods game simulator. And now I guess I will give a word to Laura Mažytė, President of Safe Neighborhoods Association of Lithuania. I will excuse our guests and I will speak in Lithuanian. And my presentation is made in English. So if our guests will have any questions, I will answer them in coffee break. Saugi kaiminystė turbūt daugeliu iš jūsų yra ne pirmą kartą girdimas terminas. Bet kalbant plačiau, platesnėje prasme, vis dėlto ta samprata nėra iki galo įtvirtinta Lietuvoje. Ir net jeigu paklausčiau policijos atstovų, policijos specialistų ir paprašyčiau įvardinti, kas tai yra, jiems būtų pakankamai nepaprasta tai padaryti. Kalbant paprastai, saugios kaiminystės programa yra viena iš nusikaltimų prevencijos programų, kurios pagrindinis tikslas aktyviai įtraukti paprastus gyventojus, kiekvieną iš mūsų, prisidėti prie to darbo, kurį atlieka policija, padėti jai informuojant apie neįprastus reiškinius, apie pastebėtus įtartinus žmonės ar pastebėtą kažkokią netvarką mūsų pačių kiemuose. Tai, ką galime pamatyti mes ir būdami kartu papildomomis akimis ir ausimis policijos pareigūnų, kurių tikrai nepastatysim prie kiekvieno namo ar prie kiekvieno asmens. Kaip ir pažymėta šitoj skaidriai, pagrindinis saugios kaiminystės tikslas yra įtraukti gyventojus ir paskatinti juos tinkamai informuoti policiją apie tai, kas vyksta aplink juos. Šiuo metu saugios kaiminystės modelis Lietuvoje sudarytas iš 3 dalių. 3 partnerių, kurie turėtų dalyvauti vystant programą. Pati svarbiausia iš tų dalių yra bendruomenė, tai yra kiekvienas iš mūsų. Antra labai svarbi institucija yra policijos pareigūnai, kurie šiuo atveju užima mentoriaus vaidmenį. Ir, žinoma, programą stengiantis efektyviai vystyti būtinas savivaldos institucijų dalyvavimas aktyvus. Lietuvoje programa buvo pradėta 2007 metais ir šiuo metu turime jau įkurtų daugiau nei 1500 saugios kaiminystės grupių visoje Lietuvoje. Pastebėtina, kad beveik 20% visų Lietuvoje veikiančių grupių veikia Kauno apskrityje. Ir taip pat vertinant dabartinę situaciją, reikia pasakyti, kad tik kai kurios iš tų grupių yra neformalios, o veikiančios aktyviai. Dažniausiai sutinkama situacija, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių kaimynai arba aktyvios bendrijos įkuria saugios kaiminystės grupę, sudaro sutartį su policija, tačiau tuo veikla ir baigėsi. Ir viena iš to priežasčių yra tai, kad nei policija, nei savivaldos institucijos neturi aiškių programų, kurios leistų vystyti ir pasakyti žmonėms netgi, ką jie toliau konkrečiai turėtų daryti. Programos, kurios buvo parengtos, jos buvo parengtos pačioje programos pradžioje ir nuo 2007 metų, kaip ir kiekvienas jūsų pripažinsite, pasaulis ganėtinai smarkiai yra pasikeitęs. Ir aktualizacijų kažkokio pritaikymo šiuolaikiniam sąlygom neįvyko ir viskas yra palikta daugmaž savieigai. Kalbant apie saugios kaiminystės situaciją Vilniaus mieste, reikia pasakyti, kad
Vilniaus apskrities policijos komisariate veikia daugiau nei 200 saugios kaiminystės grupių ir didesnioji jų dalis veikia pačiame Vilniaus mieste. Dažniausiai tokias grupės sudaro iki 10 žmonių dalyvaujančių programos veikloje gyventojų ir nereta situacija yra tokia, kad tik saugios kaiminystės iniciatorius imasi aktyvios veiklos ir imasi realių darbų, kurie padėtų užtikrinti visų kaimynų saugumą. Kaip ir buvo minėta anksčiau, nėra paruošta profesionalios ir kvalifikuotos informacinės medžiagos, kuri būtų skirta tiek patiems saugios kaiminystės lyderiams, tiek ir patiems policijos pareigūnam, kurie neretai gauna klausimų, į kuriuos galbūt net nėra kompetitingi atsakyti, ar net neturi tokios informacijos, kuri būtų apibendrinta ir kurią jie galėtų pakankamai paprastai naudoti. Pastebėtina, kad šiuo metu vienintelis šaltinis, kuris skleidžia informaciją apie pačią programą, yra policija, nepaisant to, kad, kaip ir minėjau anksčiau, modelis yra pagrįstas 3 dalių bendradarbiavimu. Šiuo metu ši programa vis dėlto Lietuvos visuomenės akyse yra laikoma kaip policijos programa ir taip ją vertina ir pati bendruomenė, ir savivaldos institucijos. Šioje skaidrėje detaliau galima matyti, kaip pasiskirsto saugios kaiminystės grupės Vilniaus mieste. Kaip matote, ne visose policijos komisariatuose tas pasiskirstimas yra tolygus ir pačiame Vilniaus mieste tas koeficientas grupių tenkančių 1000 gyventojų yra gerokai mažesnis nei apskrityje. Žinoma, tam įtakos turi ir pats kultūrinis kontekstas, tai kad mes gyvename didmiestyje ir gyvenant sostinėje yra pakankamai sudėtinga palaikyti glaudesnius ryšius su kaimynais, pažinti, o kas vis dėlto gyvena šalia jūsų ir kartais netgi apsikeisti telefonais ar žinoti vardus ir tas pagrindinės problemas, kurias iš esmės turėtumėm žinoti tam, kad galėtumėm ir patys jaustis saugesni ir galbūt padėti kai kuriais atvejais tam kaimynui, kuris sprendžia kažkokias tai didesnės problemas. Šiuo metu didžiausią saugios kaiminystės grupių skaičių turi pirmasis policijos komisariatas. Mažiausiai jų veikiausiai yra 5-ajame policijos komisariate, kurie netgi nepateikė duomenų atliekant tyrimą. Ir šitie skirtumai, kuriuos matote vertinant skirtingų policijos komisariatų veiklą, rodo, jog pati programa yra patikėta daugmaž asmeniniai policijos pareigūnų iniciatyvai ir kiek kaip kas supranta, tas tiek ir daro. Tokį rezultatą ir turim. Kryptingos veiklos metodikos, kaip visą tai reikėtų daryti, išvystyta Lietuvoje nėra. Šių metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais bendruomenių santykių konsultantai atliko tyrimą, kurio metu buvo apklausta 30% visų saugios kaiminystės grupių atstovų, 80% apylinkės inspektorių, kurie tiesiogiai dirba su saugios kaiminystės programos plėtojimu ir 70% Vilniaus savivaldybės seniūnijų atstovų. Kartu su kiekybiniu tyrimu buvo atliktas ir kokybinis tyrimas, kurio metu kalbėtasi su kompetitingais pareigūnais šią temą ir rinkta informacija padedanti tiksliau įvardinti esamą situaciją.
kaip galime matyti, nuo programos pradžios, tokio aktyvesnės veiklos, kuri prasidėjo 2007 metais, saugios kaiminystės grupių skaičius keičiasi pakankamai tolygiai, jų skaičius didėja ir aš asmeniškai tikiu, kad mes galime kartu pasiekti gerokai geresnių rezultatų ir bent jau padvigubinti tą skaičių. Čia yra Vilniaus miesto duomenys. Kalbant apie saugios kaiminystės grupių struktūrą, kasgi vis dėlto sudaro tas saugios kaiminystės grupės, tyrimas parodė, kad didžiausią dalį saugios kaiminystės grupių yra įsteigusios daugiabučių namų bendrijos. Jos veikia aktyviausiai. Nemaža dalis saugios kaiminystės programoje dalyvaujančių yra ir verslo įmonių, kadangi programa gali turėti savo kryptį ir apimti ne tik tai saugią kaiminystę, kaip mes suprantam, tą kaiminystę pačia siaurąja prasme, bet tuo pačiu ir skatinti verslo įmonės, kurios yra šalia mūsų, bendradarbiauti su gyventojais ir kartu spręsti kažkokias problemas. Nes jeigu jūs gyvenate šalia didelio prekybos centro, tikėtina, kad jūs naudojatės ir tomis pačiomis automobilių stovėjimo aikštelėmis, jūs esate priversti spręsti daugybę problemų, kurios iškyla vien tik tai dėl to, kad jūsų kaiminystėje atsidarė didesnis prekybos centras. Tai yra ir papildomi žmonių srautai, ir automobilių srautai, ir papildomos grėsmės, kurios susidaro įvykus tokiems dalykams. Privačių namų dalyvavimą pakankamai neaktyvų saugios kaiminystės srityje galbūt lemia ir tai, jog privačių namų skaičius Vilniaus mieste yra gal šiek tiek mažesnis negu, tarkim, toj pačioj Kauno apskrityje. Tyrimo metu buvo teirautasi visų 3 respondentų grupių, o kuri iš jų yra svarbiausia vystant programą. Čia apibendrinant tyrimo rezultatus, reikia pasakyti, kad situacija pasirodė pakankamai kurioziška, kadangi savivaldos manymų svarbiausios dalys lemiančios programos sėkmę yra policija ir pati bendruomenė. Policijos manymų tie, kurie turėtų labiausiai rūpintis programa, tai yra savivalda ir bendruomenė. Bendruomenė, matyt, kad neturėdama kitos išeities, kaip tik tai imti ir kažką daryti, įvardina bene tiksliausiai, kadangi jinai savo partnerių vystant šitą programą pirmiausia mato policijos pareigūnus. Ir bendruomenės supratimu visa projekto sėkmė priklauso nuo jų pačių ir nuo jų gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti su policijos pareigūnais. Visos 3 respondentų grupės buvo prašomos įvertinti pačią programą, vertinant skirtingus jos aspektus. Aukščiausiais balais buvo įvertintas programos kaip įrankio padedančio skatinti bendradarbiavimą tarp policijos ir bendruomenės šitas aspektas. Taip pat aukštus įvertinimus gavo ir teiginiai, jog programa padeda įtraukti bendruomenę į nusikaltimų prevencijos veiklą ir tas aspektas, jog programa skatina ir didina žmonių saugumo jausmą. Pastebėtina, kad mažiausius įvertinimus visų 3 respondentų grupių programa gavo už savo žinomumą visuomenėje ir už tai, kad programa yra pelniusi visuomenės pasitikėjimą. Tai rodo, jog šiuo metu vis dėlto skiriama pernelyg mažai dėmesio pačiai programos komunikacijai ir tai metodikai, kaip turėtų būti pristatoma ta programa, ką reikėtų daryti ir ką reikėtų žmonėm pasakyti, kad jie iš tikrųjų patikėtų, kad tai yra veiksminga nusikaltimų prevencijos programa ir įrankis padedantis mažinti nusikalstamumą.
Pagrindinės įžvalgos, kurias galima pateikti apibendrinant tyrimą, yra šios, kad visi saugios kaiminystės efektyvumą lemiantys veiksniai yra policijos ir savivaldos institucijų rankose. Nes be jų vadovavimo, be jų mentorystės, tos aktyvių žmonių grupės ar aktyvių žmonių bendruomenės, jos nepajėgia pačios išspręsti esamų problemų. Ir kalbant apie kokybinio tyrimo metu gautas įžvalgas, neretai pačios grupės įvardina, kad jie galėtų padaryti daugiau, jeigu įvairiais standartizuotais reikalavimais jiems nebūtų trukdoma. Kaip ir pačios paprasčiausios problemos buvo įvardintos, iškabinti informacinį stendą apie tai, jog name veikia saugios kaiminystės grupė, pasirodo nėra taip paprasta ir lengva visą tai susiderinti su savivalda. Plėtojant programą, būtina aktyviau įtraukti į šią veiklą savivaldos darbuotojus, kadangi šiuo metu nei policijos pareigūnai, nei pačios grupės negali įvardinti, ką daro pati savivaldybė, ką daro seniūnija ir kuo jinai padeda ir prisideda prie programos plėtojimo. Pagrindinės veiklos, kurias būtina atlikti, norint plėtoti programą, yra susitikimų organizavimas. Susitikimų tarp bendruomenės, savivaldos ir policijos. Ir tų susitikimų metu būtina sukurti naują modelį, kaip policijos pareigūnai pristatytų esamą nusikalstamumo situaciją. Todėl, kad informacijos apie įvykstančius ar įvykdomus nusikaltimus mes gauname labai daug per viešo informavimo priemonės, tačiau neretai visa tai atrodo kaip esantis kažkur toliau, o ne visai šalia mūsų. Ir konkrečių duomenų apie tai, kurioje vietoje ir kas blogo vyksta, į ką mes turėtumėm atkreipti dėmesį, eidami viena ar kita gatve, ko saugotis, jeigu gyvename viename ar kitame rajone, yra pakankamai sudėtinga rasti. Bendruomenė taip pat tikisi aktyvesnio policijos pareigūnų darbo su tais rizikos faktorių turinčiais žmonėmis. Tai narkomanais, kitas priklausomybės turinčiais asmenimis arba tais, kurie yra grįžę iš įkalinimo įstaigų. Pagrindinė viena iš svarbių priežasčių trukdančių efektyviai plėtoti saugios kaiminystės programą Lietuvoje yra nepakankamas finansavimas. Ir tai yra susiję tiek su informacijos apie pačią programą sklaida, tiek ir apie tų pačių susitikimų organizavimą ar metodinės informacijos parengimą. Tiesiog šiuo metu turime situaciją, kai pačiai programai vystyti metams visai Lietuvai vidaus reikalų ministerijos ribose yra skiriama ne daugiau kaip 40 000 litų. Tai yra įvardinta nusikaltimų prevencijos programoje, kuri veiks iki 2015 metų. Tuos 40 000 dalinant vien tik tai 10 apskričių yra nepakankamas kiekis finansavimo netgi tam, kad atspausdinti visas reikalingas padaryti lentas apie tai, jog tos saugios kaiminystės grupės veikia Lietuvoje. Būtina plėtojant programą parengti naujas ir efektyves, moderniais principais ir moderniais kanalais skleidžiamas metodikas, kurios būtų skirtos tiek patiems policijos pareigūnams mokyti, kaip jie turėtų bendrauti su bendruomenė, kaip kreipti tą bendruomenę, ką jie turėtų parodyti ir pasakyti žmonėms ir kaip reikėtų organizuoti tokius susitikimus, tiek kažkokius tai vadovus, kuriais galėtų naudotis patys grupių lyderiai. Ir
stengdamiesi įtraukti galbūt į savo veiklą daugiau kitų gyventojų, paskatinti juos dalyvauti ar tiesiog kurti bendruomeniškumo jausmą ir didinti pačią bendruomenę kaip po tokią. Programos ateitis bus tikrai miglota, jeigu šiuo metu nebus atgaivinta ir komunikacijos rautai. Policijos departamentas 2007 metais turėjo programą, kuri skelbė apie saugią kaiminystę. Buvo padaryti keli netgi klipai, tačiau šiuo metu jų žinomumas yra sparčiai artėjantis prie nulio ir jeigu aš paklausčiau, turbūt daugelis iš jūsų pasakytų, jog tokios informacijos nėra matę. Ja? Vadovaujantis atliktų tyrimų ir gautomis jo metu įžvalgomis buvo parengta strategija, kurios pagrindinės dalys yra 4. Tai yra visuomenės švietimas, saugios kaiminystės ir nusikaltimų prevencijos srityje, programos žinomumo didinimas, socialinio kapitalo stiprinimas ir bendruomenės įtraukimas į nusikaltimų prevencijos veiklą. Visai strategijai detaliai aptarti šiuo metu tikrai nėra galimybės ir galbūt tai nėra šios konferencijos tikslas. Todėl kiekviena iš šių dalių skiriu pakankamai nedidelį apibendrinimą. Kalbant apie visuomenės švietimą saugios kaiminystės srityje, būtina visų pirma įtvirtinti Lietuvos Respublikos teisės aktais, o kas yra saugios kaiminystės programa Lietuvoje. Toks įtvirtinimas padėtų išspręsti daugelį dabar iškylančių klausimų ir problemų, todėl kad nesuformavus tokios strategijos kiekviena savivaldybė, kiekvienos apskrities policijos komisariatas realiai iš naujo atlieka tuos pačius darbus ir mėgina susiformuoti savo geriausiai veikiantį modelį. Lietuva yra pernelyg maža, kad turėtumėm 10 modelių ir kad turėtumėm žmonių, kurie ims ir visą tai darys ir pritaikys. Kiekvienas apskrities vyriausiasis komisariatas turi savo priemonės ir būdus ir tikslingiau būtų organizuoti veiklą taip, kad visa tai būtų pateikiama kaip bendra valstybės strategija, valstybės programa. Būtina, kalbant apie visuomenės švietimą, būtina sukurti naujas schemas ir įtraukti į saugios kaiminystės programos vystymą ne vien tik vidaus reikalų ministeriją, tačiau ir visas kitas ministerijas. Pavyzdžiui, šioje veikloje galėtų pakankamai aktyviai dalyvauti švietimo ministerija, kurdama ir įtraukdama į savo mokymo programas, ypač aukštųjų mokyklų ir kolegijų studentams, kurios padėtų ugdyti jų bendruomenės formavimo įgūdžius ir bendruomeniškumo, skatintų bendruomeniškumą. Stengiantis užtikrinti visuomenės švietimą šiuo klausimu, būtina sukurti neformalaus švietimo platformą, kurios pagrindinis tikslas būtų ieškoti, identifikuoti ir skatinti tuos bendruomenių lyderius, kad jie atsiskleistų ir pateikti jiems įrankius, kad jie galėtų toliau sėkmingai plėtoti savo veiklą. Viena iš pakankamai rimtų problemų, kurias šiuo metu sprendžia policijos pareigūnai, yra aktyvesnis darbas su vaikų globos namais ir vaikų socializacijos centrais, kadangi neretai tokio centro buvimas kaiminystėje lemia didesnį nusikalstamumo lygį ar dažnesnius skambučius policijos pareigūnams.
Tokiuose centruose vis dėlto tenka pripažinti, kad atsiranda nemažai potencialių nusikaltėlių, kurie vėliau pradeda kelti ir didesnę grėsmę visuomeniai. Viso šito būtų galima išvengti, stengiantis įtraukti tuos vaikus į bendruomenių veiklą, stengiantis parodyti jiems kitokias galimybės ir skatinti juos dalyvauti ne tik savo uždarame kažkokiame pasaulyje ar veikloje, bet tuo pačiu ir platesnėje bendruomenių veikloje. Kalbant apie programos žinomumą, tai taip pat yra viena iš kertinių veiklos ryčių ir tai, ko šiuo metu dar nėra naudojama arba tai yra tik tai pradedama naudoti, tai yra neišnaudotos visos šiuolaikinės technologijos. Tiek interneto erdvė, kurioje, jeigu pradėtumėte ieškoti informacijos apie saugią kaiminystę, jos rastumėte pakankamai menkai, lietuvių kalba, turiu galvoje, tiek visos kitos medija priemonės, kurios šiai temai beveik neskiria jokios didesnio dėmesio. Būtina sukurti gerosios praktikos vadovą, kuriuo galėtų naudotis tiek patys policijos pareigūnai, tiek saugios kaiminystės grupių lyderiai, todėl kad neretai šiuo metu yra susiklošiusi situacija, jog jeigu kažkuris tai iš grupių lyderių yra pasiekęs pakankamai gerų apčiuopiamų rezultatų, tai kiti mėgina iš naujo išradinėti tą patį dviratį ir kažką tai pasiekti eidami lygiai tuo pačiu keliu. Sutrumpindami tą ypač naujai besisteigiančių grupių kelią, mes galėtumėm padėti jiems siekti geresnių rezultatų ir tuo pačiu tai galėtų tapti ir puikia platforma tiesiog pradėti kalbėti apie patį programos efektyvumą. Programos žinomumą padėtų skatinti ir visuomeninė programos komunikavimo taryba, kuri turėtų būti įsteigta prie apskrities policijos komisariatų ir padėtų skleisti būtent tą informaciją. Šiuo metu apskrities policijos komisariatai turi savo viešojo informavimo skyrius, kurie galėtų tapti baze, tačiau tam reikia pasitelkti ne tik turimas šiuo metu policijos struktūras, tačiau ir visuomeniniais pagrindais veikiančias kitas organizacijas, kas dabar nėra daroma. Asociacija, saugios kaiminystės grupių asociacija stengiasi tapti tuo įrankiu, kuris pradės tos informacijos sklaidą ir užtikrins informacijos tiekėjimą tiek iš viršaus į apačią, tiek iš apačios į viršų. Tai reiškia, jog suinteresuotiems asmenims bus pateikiama informacija apie tai, kuo gyvena saugios kaiminystės grupės Lietuvoje, o saugios kaiminystės grupės gaus informaciją apie visas naujoves, kurios yra susijusios su jų veikla. Socialinio kapitalo didinimas tai yra iš tikrųjų bendruomeninės veiklos skatinimas ir bendruomenių įtraukimas į aktyvų valstybės valdymą, kuris realiai turėtų būti vertinamas kaip mūsų valstybės ateitis. Tam būtina įdiegti nuolatinį stebėjimą, kaip keičiasi tam tikri socialinio kapitalo rodikliai ir didinti socialinės partnerystės ryšius tarp atskirų organizacijų, tarp atskirų sektorių. Stengiantis įtraukti bendruomenės ir visuomenės narius į aktyvesnę saugios kaiminystės veiklą, būtina visų pirma suformuoti naują susitikimų tarp policijos ir bendruomenės narių modelį, todėl kad šiuo metu vykstantis policijos pareigūnų susitikimai su gyventojais nepadeda siekti programos tikslų.
tuo pačiu vystyti bendruomenės įtraukimą į policijos veiklą galima ir priartinant pačius policijos pareigūnus prie bendruomenės. Ne tik bendruomeniai darant tam tikrus veiksmus, kad jie būtų arčiau policijos pareigūnų, bet ir vykdant atvirkštinę veiklą. Ką turėjau galvoje, tai sakydama, tai iš tikrųjų kiekvienas policininkas visų pirma, jisai yra tam tikro rajono ir tam tikro namo gyventojas ir mūsų kaimynas. Suteikdami jiems galimybę dalį savo darbo laiko skirti būtent jų bendruomenių reikalams, mes suteiktumėm tiek didesnį pasitenkinimą patiems pareigūnams, tiek padėtumėm bendruomeniai suvokti, jog pareigūnas nėra vien tik tai tas asmuo, kuris ateina ir mus baudžia už tai, ką mes padarėme negerai, bet jisai yra ir tas pagalbininkas, kuris galbūt mus padeda patiems apsisaugoti ar nukreipia mūsų veiklą tinkamesne linkme. Stengiantis įtraukti bendruomenę, būtina sukurti ir bendruomenės pareigūno institutą kaip po tokį. Šiuo metu Lietuvoje bendruomenės pareigūnai yra berods 2 apskrityse ir planuojama šį institutą plėsti. Tačiau kaip ir kalbant apie saugios kaimynystės bendrą koncepciją, koks turėtų būti bendruomenės pareigūnas, ką jisai turėtų daryti, tai yra palikta kiekvienos apskrities kompetencijai ir trūksta tam tikro strateginio lygmens, kuris apimtų visą Lietuvą ir padėtų visiems geriau suprasti, ko mes tikimės ir ko norime. Kadangi šitas institutas šiuo metu yra tik tai kūriamas, būtina įtraukti į jo kūrimo procesą pačią bendruomenę, kadangi būtent jai aptarnauti ir steigiamas toks institutas. Ir išvengti galimų nesusipratimo ateityje galima pradėjus pakankamai nuosekliai visą tai daryti. Pirmiausia, turėtumėm pasiklausti, ko nori pati bendruomenė, paskui atsižvelgdami į bendruomenės išsakytus poreikius, formuoti užduotis tam naujam pareigūnų. Ir žinoma, stengiantis įtraukti visuomenę ir bendruomenės, tai būtina suteikti jiems įrankius, kaip jie, taupydami tiek savo laiko, tiek energijos sąnaudas, galėtų efektyviai plėtoti pačią programą, sukurti duomenų bazės, kuriomis jie galėtų naudotis ir užtikrinti tam tikrus informacijos srautus standartizuotus, kuriais policija galėtų dalintis su kiekviena bendruomenė atskirai. Jeigu norime turėti kažkokią programą, kuri įsitvirtintų Lietuvos visuomenėje praėjus 10 metų, privalome pirmiausia savo žvilgsnį kreipti į jaunimą, į jo sąmoningumo skatinimą ir kurti specialias programas, kurios skatintų įsitraukti jaunimą būtent į tokią veiklą. Deja, tačiau šiuo metu turimos programos, tiek policijos rėmėjų programa, tiek daugelis kitų policijos pareigūnų organizuojamų veiklų jaunimo klausimais nėra efektyvios ir tik tai sudomina tik nedidelę jaunimo dalį. Plėtojant saugios kaimynystės programą, reikėtų suformuoti kaip ir išeitinį saugios kaimynystės kadetų batalioną, įtraukiant į tokią veiklą jau paauglius nuo 13 metų ir skatinant juos tiek ruoštis tapti bendruomenių lyderiais, tiek suprasti, o kam reikalinga tokia veikla ir kaip jinai turėtų būti vystoma. Šiuo metu Lietuvoje skamba daug savanorystės idėjų, tačiau iki šiol nėra jokios savanorystės veiklos, kuri būtų susijusi su nusikaltimų prevencija. Būtina tokias programas kurti ir jas palaikyti
žinoma, tikintis paramos, pagalbos ir mentorystės ir valstybės lygių iš valdžios institucijų. Kaip ir nuskambėjo pačioje pradžioje, šio projekto vienas iš tikslų yra sukurti specialų įrankį, sužaidybinti pačią saugią kaiminystę ir tokiu būdu priimtinų jaunimui pateikti pagrindinės jos idėjas tai naujai auditorijai, kuri galbūt praėjus kuriam laikui jau galėtų imtis aktyviai ją vystyti. Jaunimo programų viena iš vystymo dalių galėtų tapti ir bendruomeniniai dienos centrai, kuriuose susirinktų tiek aktyvus suaugę bendruomenių nariai, tiek galėtų rinktis ir jaunimas ir užsiimti bendrą veiklą, kas skatintų tą kaiminiškumo ir bendruomeniškumo jausmą ir patį suvokimą. Ačiū Jums uždėmesi. Gal turite klausimą? Hello, ladies and gentlemen. I would like to start our conference, and first of all, I want to introduce our guests from Sweden, Latvia, and of course Lithuania. So let's start from Sweden. Karl Ake Pettersson. Crime prevention and crime victims expert. Our guest from Sweden has over than 32 years experience in police. Now he's a manager of non-government association in Sweden, Save Sweden. Karl Ake Pettersson also is a member of International Police Leaders Association. He has worked in many international organizations and helped to develop police systems in Macedonia, Bosnia and Herzegovina, also Kazakhstan. Police Affairs Officer and Deputy Head Strategic Police Matters Unit in the Secretariat of the Organization for Security and Cooperation in Europe. So now our guest from Latvia is Andris Rinkevičs, Europe Crime Prevention Network representative in Latvia. Also our guest creates and helps to realize crime prevention projects in Latvia and all over Europe. And now guests from Lithuania. We don't have now Šarūnas Grigaliūnas, an IT expert company, information security agency founder, and one of Life Cyber Shield project founder too. We don't have it here, but he will come later. Also Vytautas Radkevičius, manager of great majority of projects related with society improvement and communication between police and people. And Laura Mažytė, president of Safe Neighborhood Groups Association in Lithuania. This conference is based on a European project in Lithuania to create communication between people, police and municipalities. After finishing this project, there will be a created communication platform, game simulator based on Safe Neighborhood idea, Safe Neighborhood map, and other useful mini projects. During this project, there will be 10 trainings for police officers, civil people, and municipalities. And we want to look closer to cybersecurity because it is one of Safe Neighborhood's parts, which is increasingly important nowadays. The conference main goal is to combine safe neighborhood from the physical and virtual areas into one. Therefore, local and foreign experts will share their experience during discussion about neighborhood safety at the conference. Conference organizers hope that this conference will give a great feedback to all participants, and it would be great if we could start reason the discussion about how to reach safe cyber and physical neighborhood in Lithuania and all Europe.
we are looking for a comfortable place to organize our conference, because Safe Neighborhoods' idea is to feel comfortable and safe. So this place is just perfect for our conference. And also, tomorrow we will have a cybernetic conference online. So where participants will try to reach highest scores in Safe Neighborhoods game simulator. And now I guess I will give a word to Laura Mažytė, President of Safe Neighborhoods Association Lithuania. I will excuse our guests and I will speak in Lithuanian. And my presentation is made in English. So if our guests will have any questions, I will answer them in coffee break. Saugi kaiminystė turbūt daugeliu iš jūsų yra ne pirmą kartą girdimas terminas. Bet kalbant plačiau, platesnėje prasme, vis dėlto ta samprata nėra iki galo įtvirtinta Lietuvoje. Ir net jeigu paklausčiau policijos atstovų, policijos specialistų ir paprašyčiau įvardinti, kas tai yra, jiems būtų pakankamai nepaprasta tai padaryti. Kalbant paprastai, saugios kaiminystės programa yra viena iš nusikaltimų prevencijos programų, kurios pagrindinis tikslas aktyviai įtraukti paprastus gyventojus, kiekvieną iš mūsų, prisidėti prie to darbo, kurį atlieka policija, padėti jai informuojant apie neįprastus reiškinius, apie pastebėtus įtartinus žmonės ar pastebėtą kažkokią netvarką mūsų pačių kiemuose. Tai, ką galime pamatyti mes ir būdami kartu papildomomis akimis ir ausimis policijos pareigūnų, kurių tikrai nepastatysim prie kiekvieno namo ar prie kiekvieno asmens. Kaip ir pažymėta šitoj skaidriai, pagrindinis saugios kaiminystės tikslas yra įtraukti gyventojus ir paskatinti juos tinkamai informuoti policiją apie tai, kas vyksta aplink juos. Šiuo metu saugios kaiminystės modelis Lietuvoje sudarytas iš 3 dalių. 3 partnerių, kurie turėtų dalyvauti vystant programą. Pati svarbiausia iš tų dalių yra bendruomenė, tai yra kiekvienas iš mūsų. Antra labai svarbi institucija yra policijos pareigūnai, kurie šiuo atveju užima mentoriaus vaidmenį ir, žinoma, programą stengiantis efektyviai vystyti būtinas savivaldos institucijų dalyvavimas aktyvus. Lietuvoje programa buvo pradėta 2007 metais ir šiuo metu turime jau įkurtų daugiau nei 1500 saugios kaiminystės grupių visoje Lietuvoje. Pastebėtina, kad beveik 20% visų Lietuvoje veikiančių grupių veikia Kauno apskrityje. Ir taip pat vertinant dabartinę situaciją, reikia pasakyti, kad tik kai kurios iš tų grupių yra neformalios, o veikiančios aktyviai. Dažniausiai sutinkama situacija, kai dėl vienokio ar kitokių priežasčių kaimynai arba aktyvios bendrijos įkuria saugios kaiminystės grupę, sudaro sutartį su policija, tačiau tuo veikla ir baigėsi. Ir viena iš to priežasčių yra tai, kad nei policija, nei savivaldos institucijos neturi aiškių programų, kurios leistų vystyti ir pasakyti žmonėms netgi, ką jie toliau konkrečiai turėtų daryti. Programos, kurios buvo parengtos, jos buvo parengtos pačioje programos pradžioje ir nuo 2007 metų, kaip ir kiekvienas jūsų pripažinsite, pasaulis ganėtinai smarkiai yra pasikeitęs. Ir aktualizacijų kažkokio pritaikymo šiuolaikiniam sąlygom neįvyko
ir viskas yra palikta daugmaž savieigai. Kalbant apie saugios kaiminystės situaciją Vilniaus mieste, reikia pasakyti, kad Vilniaus apskrities policijos komisariate veikia daugiau nei 200 saugios kaiminystės grupių ir didesnioji jų dalis veikia pačiame Vilniaus mieste. Dažniausiai tokias grupės sudaro iki 10 žmonių dalyvaujančių programos veikloje gyventojų ir nereta situacija yra tokia, kad tik saugios kaiminystės iniciatorius imasi aktyvios veiklos ir imasi realių darbų, kurie padėtų užtikrinti visų kaimynų saugumą. Kaip ir buvo minėta anksčiau, nėra paruošta profesionalios ir kvalifikuotos informacinės medžiagos, kuri būtų skirta tiek patiems saugios kaiminystės lyderiams, tiek ir patiems policijos pareigūnam, kurie neretai gauna klausimų, į kuriuos galbūt net nėra kompetentingi atsakyti. Ar net neturi tokios informacijos, kuri būtų apibendrinta ir kurią jie galėtų pakankamai paprastai naudoti. Pastebėtina, kad šiuo metu vienintelis šaltinis, kuris skleidžia informaciją apie pačią programą, yra policija, nepaisant to, kad, kaip ir minėjau anksčiau, modelis yra pagrįstas 3 dalių bendradarbiavimu. Šiuo metu ši programa vis dėlto Lietuvos visuomenės akyse yra laikoma kaip policijos programa, ir taip ją vertina ir pati bendruomenė, ir savivaldos institucijos. Šioje skaidrėje detaliau galima matyti, kaip pasiskirsto saugios kaiminystės grupės Vilniaus mieste. Kaip matote, ne visose policijos komisariatuose tas pasiskirstimas yra tolygus ir pačiame Vilniaus mieste tas koeficientas grupių tenkančių 1000 gyventojų yra gerokai mažesnis nei apskrityje. Žinoma, tam įtakos turi ir pats kultūrinis kontekstas, tai, kad mes gyvename didmiestyje ir gyvenant sostinėje yra pakankamai sudėtinga palaikyti glaudesnius ryšius su kaimynais, pažinti, o kas vis dėlto gyvena šalia jūsų ir kartais netgi apsikeisti telefonais ar žinoti vardus ir tas pagrindinės problemas, kurias iš esmės turėtumėm žinoti tam, kad galėtumėm ir patys jausti saugesni ir galbūt padėti kai kuriais atvejais tam kaimynui, kuris sprendžia kažkokias tai didesnės problemas. Šiuo metu didžiausią saugios kaiminystės grupių skaičių turi pirmasis policijos komisariatas. Mažiausiai jų veikiausiai yra 5-ajame policijos komisariate, kurie netgi nepateikė duomenų atliekant tyrimą. Ir šitie skirtumai, kuriuos matote vertinant skirtingų policijos komisariatų veiklą, rodo, jog pati programa yra patikėta daugmaž asmeniniai policijos pareigūnų iniciatyvai ir kiek kaip kas supranta, tas tiek ir daro. Tokį rezultatą ir turim. Kryptingos veiklos metodikos, kaip visą tai reikėtų daryti, išvystyta Lietuvoje nėra. Šių metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais bendruomenių santykių konsultantai atliko tyrimą, kurio metu buvo apklausta 30% visų saugios kaiminystės grupių atstovų, 80% apylinkės inspektorių, kurie tiesiogiai dirba su saugios kaiminystės programos plėtojimu ir 70% Vilniaus savivaldybės seniūnijų atstovų. Kartu su kiekybiniu tyrimu buvo atliktas ir kokybinis tyrimas, kurio metu kalbėtasi su kompetentingais pareigūnais šią temą ir rinkta informacija padedanti tiksliau įvardinti esamą situaciją.
Kaip galime matyti, nuo programos pradžios, tokio aktyvesnės veiklos, kuri prasidėjo 2007 metais, saugios kaiminystės grupių skaičius keičiasi pakankamai tolygiai, jų skaičius didėja ir aš asmeniškai tikiu, kad mes galime kartu pasiekti gerokai geresnių rezultatų ir bent jau padvigubinti tą skaičių. Čia yra Vilniaus miesto duomenys. Kalbant apie saugios kaiminystės grupių struktūrą, kasgi vis dėlto sudaro tas saugios kaiminystės grupės, tyrimas parodė, kad didžiausią dalį saugios kaiminystės grupių yra įsteigusios daugiabučių namų bendrijos. Jos veikia aktyviausiai. Nemaža dalis saugios kaiminystės programoje dalyvaujančių yra ir verslo įmonių, kadangi programa gali turėti savo kryptį ir apimti ne tik tai saugią kaiminystę, kaip mes suprantam, tą kaiminystę pačia siaurąja prasme, bet tuo pačiu ir skatinti verslo įmonės, kurios yra šalia mūsų, bendradarbiauti su gyventojais ir kartu spręsti kažkokias problemas. Nes jeigu jūs gyvenate šalia didelio prekybos centrų, tikėtina, kad jūs naudojatės ir tomis pačiomis automobilių stovėjimo aikštelėmis, jūs esate priversti spręsti daugybę problemų, kurios iškyla vien tik tai dėl to, kad jūsų kaiminystėje atsidarė didesnis prekybos centras. Tai yra ir papildomi žmonių srautai, ir automobilių srautai, ir papildomos grėsmės, kurios susidaro įvykus tokiems dalykams. Privačių namų dalyvavimą pakankamai neaktyvų saugios kaiminystės srityje galbūt lemia ir tai, jog privačių namų skaičius Vilniaus mieste yra gal šiek tiek mažesnis negu, tarkim, toj pačioj Kauno apskrityje. Tyrimo metu buvo teirautasi visų 3 respondentų grupių, o kuri iš jų yra svarbiausia vystant programą. Čia apibendrinant tyrimo rezultatus reikia pasakyti, kad situacija pasirodė pakankamai kurioziška, kadangi savivaldos manymų svarbiausios dalys lemiančios programos sėkmę yra policija ir pati bendruomenė. Policijos manymų tie, kurie turėtų labiausiai rūpintis programa, tai yra savivalda ir bendruomenė. Bendruomenė, matyt, kad neturėdama kitos išeities, kaip tik tai imti ir kažką daryti, įvardina bene tiksliausiai, kadangi jinai savo partnerių vystant šitą programą pirmiausia mato policijos pareigūnus. Ir bendruomenės supratimu visa projekto sėkmė priklauso nuo jų pačių ir nuo jų gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti su policijos pareigūnais. Visos 3 respondentų grupės buvo prašomos įvertinti pačią programą, vertinant skirtingus jos aspektus. Aukščiausiais balais buvo įvertintas programos kaip įrankio padedančio skatinti bendradarbiavimą tarp policijos ir bendruomenės šitas aspektas. Taip pat aukštus įvertinimus gavo ir teiginiai, jog programa padeda įtraukti bendruomenę į nusikaltimų prevencijos veiklą ir tas aspektas, jog programa skatina ir didina žmonių saugumo jausmą. Pastebėtina, kad mažiausius įvertinimus visų 3 respondentų grupių programa gavo už savo žinomumą visuomenėje ir už tai, kad programa yra pelniusi visuomenės pasitikėjimą. Tai rodo, jog šiuo metu vis dėlto skiriama pernelyg mažai dėmesio pačiai programos komunikacijai ir tai metodikai, kaip turėtų būti pristatoma ta programa, ką reikėtų daryti ir ką reikėtų žmonėms pasakyti, kad jie iš tikrųjų patikėtų, kad tai yra veiksminga nusikaltimų prevencijos programa ir įrankis padedantis mažinti nusikalstamumą.
Pagrindinės įžvalgos, kurias galima pateikti apibendrinant tyrimą, yra šios, kad visi saugios kaiminystės efektyvumą lemiantys veiksniai yra policijos ir savivaldos institucijų rankose. Nes be jų vadovavimo, be jų mentorystės, tos aktyvių žmonių grupės ar aktyvių žmonių bendruomenės, jos nepajėgia pačios išspręsti esamų problemų. Ir kalbant apie kokybinio tyrimo metu gautas įžvalgas, neretai pačios grupės įvardina, kad jie galėtų padaryti daugiau, jeigu įvairiais standartizuotais reikalavimais jiems nebūtų trukdoma. Kaip ir pačios paprasčiausios problemos buvo įvardintos, iškabinti informacinį stendą apie tai, jog name veikia saugios kaiminystės grupė, pasirodo nėra taip paprasta ir lengva visą tai susiderinti su savivalda. Plėtojant programą, būtina aktyviau įtraukti į šią veiklą savivaldos darbuotojus, kadangi šiuo metu nei policijos pareigūnai, nei pačios grupės negali įvardinti, ką daro pati savivaldybė, ką daro seniūnija ir kuo jinai padeda ir prisideda prie programos plėtojimo. Pagrindinės veiklos, kurias būtina atlikti, norint plėtoti programą, yra susitikimų organizavimas. Susitikimų tarp bendruomenės, savivaldos ir policijos. Ir tų susitikimų metu būtina sukurti naują modelį, kaip policijos pareigūnai pristatytų esamą nusikalstamumo situaciją. Todėl, kad informacijos apie įvykstančius ar įvykdomus nusikaltimus mes gauname labai daug per viešo informavimo priemonės, tačiau neretai visa tai atrodo kaip esantis kažkur toliau, o ne visai šalia mūsų. Ir konkrečių duomenų apie tai, kurioje vietoje ir kas blogo vyksta, į ką mes turėtumėm atkreipti dėmesį, eidami viena ar kita gatve, ko saugotis, jeigu gyvename viename ar kitame rajone, yra pakankamai sudėtinga rasti. Bendruomenė taip pat tikisi aktyvesnio policijos pareigūnų darbo su tais rizikos faktorių turinčiais žmonėmis. Tai narkomanais, kitas priklausomybės turinčiais asmenimis arba tais, kurie yra grįžę iš įkalinimo įstaigų. Pagrindinė viena iš svarbių priežasčių trukdančių efektyviai plėtoti saugios kaiminystės programą Lietuvoje yra nepakankamas finansavimas. Ir tai yra susiję tiek su informacijos apie pačią programą sklaida, tiek ir apie tų pačių susitikimų organizavimą ar metodinės informacijos parengimą. Tiesiog šiuo metu turime situaciją, kai pačiai programai vystyti metams visai Lietuvai vidaus reikalų ministerijos ribose yra skiriama nedaugiau kaip 40 000 litų. Tai yra įvardinta nusikaltimų prevencijos programoje, kuri veiks iki 2015 metų. Tuos 40 000 dalinant vien tik tai 10 apskričių yra nepakankamas kiekis finansavimo netgi tam, kad atspausdinti visas reikalingas padaryti lentas apie tai, jog tos saugios kaiminystės grupės veikia Lietuvoje. Būtina plėtojant programą parengti naujas ir efektyves, moderniais principais ir moderniais kanalais skleidžiamas metodikas, kurios būtų skirtos tiek patiems policijos pareigūnams mokyti, kaip jie turėtų bendrauti su bendruomenė, kaip kreipti tą bendruomenę, ką jie turėtų parodyti ir pasakyti žmonėms ir kaip reikėtų organizuoti tokius susitikimus, tiek kažkokius tai vadovus, kuriais galėtų naudotis patys grupių lyderiai. Ir
stengdamiesi įtraukti galbūt į savo veiklą daugiau kitų gyventojų, paskatinti juos dalyvauti ar tiesiog kurti bendruomeniškumo jausmą ir didinti pačią bendruomenę kaip po tokią. Programos ateitis bus tikrai miglota, jeigu šiuo metu nebus atgyvinta ir komunikacijos rautai. Policijos departamentas 2007 metais turėjo programą, kuri skelbė apie saugią kaiminystę. Buvo padaryti keli netgi klipai, tačiau šiuo metu jų žinomumas yra sparčiai artėjantis prie nulio ir jeigu aš paklausčiau, turbūt daugelis iš jūsų pasakytų, jog tokios informacijos nėra matę. Ja? Vadovaujantis atliktų tyrimų ir gautomis jo metu įžvalgomis buvo parengta strategija, kurios pagrindinės dalys yra 4. Tai yra visuomenės švietimas, saugios kaiminystės ir nusikaltimų prevencijos srityje, programos žinomumo didinimas, socialinio kapitalo stiprinimas ir bendruomenės įtraukimas į nusikaltimų prevencijos veiklą. Visai strategijai detaliai aptarti šiuo metu tikrai nėra galimybės ir galbūt tai nėra šios konferencijos tikslas. Todėl kiekviena iš šių dalių skiriu pakankamai nedidelį apibendrinimą. Kalbant apie visuomenės švietimą saugios kaiminystės srityje, būtina visų pirma įtvirtinti Lietuvos Respublikos teisės aktais, o kas yra saugios kaiminystės programa Lietuvoje. Toks įtvirtinimas padėtų išspręsti daugelį dabar iškylančių klausimų ir problemų, todėl kad nesuformavus tokios strategijos kiekviena savivaldybė, kiekvienos apskrities policijos komisariatas realiai iš naujo atlieka tuos pačius darbus ir mėgina susiformuoti savo geriausiai veikiantį modelį. Lietuva yra pernelyg maža, kad turėtumėm 10 modelių ir kad turėtumėm žmonių, kurie ims ir visą tai darys ir pritaikys. Kiekvienas apskrities vyriausiasis komisariatas turi savo priemonės ir būdus ir tikslingiau būtų organizuoti veiklą taip, kad visa tai būtų pateikiama kaip bendra valstybės strategija, valstybės programa. Būtina, kalbant apie visuomenės švietimą, būtina sukurti naujas schemas ir įtraukti į saugios kaiminystės programos vystymą ne vien tik vidaus reikalų ministeriją, tačiau ir visas kitas ministerijas. Pavyzdžiui, šioje veikloje galėtų pakankamai aktyviai dalyvauti švietimo ministerija, kurdama ir įtraukdama į savo mokymo programas, ypač aukštųjų mokyklų ir kolegijų studentams, kurios padėtų ugdyti jų bendruomenės formavimo įgūdžius ir bendruomeniškumo, skatintų bendruomeniškumą. Stengiantis užtikrinti visuomenės švietimą šiuo klausimu, būtina sukurti neformalaus švietimo platformą, kurios pagrindinis tikslas būtų ieškoti, identifikuoti ir skatinti tuos bendruomenių lyderius, kad jie atsiskleistų ir pateikti jiems įrankius, kad jie galėtų toliau sėkmingai plėtoti savo veiklą. Viena iš pakankamai rimtų problemų, kurias šiuo metu sprendžia policijos pareigūnai, yra aktyvesnis darbas su vaikų globos namais ir vaikų socializacijos centrais, kadangi neretai tokio centro buvimas kaiminystėje lemia didesnį nusikalstamumo lygį ar dažnesnius skambučius policijos pareigūnams.
tokiuose centruose vis dėlto tenka pripažinti, kad atsiranda nemažai potencialių nusikaltėlių, kurie vėliau pradeda kelti ir didesnę grėsmę visuomeniai. Viso šito būtų galima išvengti, stengiantis įtraukti tuos vaikus į bendruomenių veiklą, stengiantis parodyti jiems kitokias galimybės ir skatinti juos dalyvauti ne tik savo uždarame kažkokiame pasaulyje ar veikloje, bet tuo pačiu ir platesnėje bendruomenių veikloje. Kalbant apie programos žinomumą, tai taip pat yra viena iš kertinių veiklos ryčių ir tai, ko šiuo metu dar nėra naudojama arba tai yra tik tai pradedama naudoti, tai yra neišnaudotos visos šiuolaikinės technologijos. Tiek interneto erdvė, kurioje, jeigu pradėtumėte ieškoti informacijos apie saugią kaimynystę, jos rastumėte pakankamai menkai, lietuvių kalba, turiu galvoje, tiek visos kitos medija priemonės, kurios šiai temai beveik neskiria jokios didesnio dėmesio. Būtina sukurti gerosios praktikos vadovą, kuriuo galėtų naudotis tiek patys policijos pareigūnai, tiek saugios kaimynystės grupių lyderiai, todėl kad neretai šiuo metu yra susiklošiusi situacija, jog jeigu kažkuris tai iš grupių lyderių yra pasiekęs pakankamai gerų apčiuopiamų rezultatų, tai kiti mėgina iš naujo išradinėti tą patį dviratį ir kažką tai pasiekti eidami lygiai tuo pačiu keliu. Sutrumpindami tą ypač naujai besisteigiančių grupių kelią, mes galėtumėm padėti jiems siekti geresnių rezultatų ir tuo pačiu tai galėtų tapti ir puikia platforma tiesiog pradėti kalbėti apie patį programos efektyvumą. Programos žinomumą padėtų skatinti ir visuomeninė programos komunikavimo taryba, kuri turėtų būti įsteigta prie apskrities policijos komisariatų ir padėtų skleisti būtent tą informaciją. Šiuo metu apskrities policijos komisariatai turi savo viešojo informavimo skyrius, kurie galėtų tapti baze, tačiau tam reikia pasitelkti ne tik turimas šiuo metu policijos struktūras, tačiau ir visuomeniniais pagrindais veikiančias kitas organizacijas, kas dabar nėra daroma. Asociacija, saugios kaimynystės grupių asociacija stengiasi tapti tuo įrankiu, kuris pradės tos informacijos sklaidą ir užtikrins informacijos tiekėjimą tiek iš viršaus į apačią, tiek iš apačios į viršų. Tai reiškia, jog suinteresuotiems asmenims bus pateikiama informacija apie tai, kuo gyvena saugios kaimynystės grupės Lietuvoje, o saugios kaimynystės grupės gaus informaciją apie visas naujoves, kurios yra susijusios su jų veikla. Socialinio kapitalo didinimas tai yra iš tikrųjų bendruomeninės veiklos skatinimas ir bendruomenių įtraukimas į aktyvų valstybės valdymą, kuris realiai turėtų būti vertinamas kaip mūsų valstybės ateitis. Tam būtina įdiegti nuolatinį stebėjimą, kaip keičiasi tam tikri socialinio kapitalo rodikliai ir didinti socialinės partnerystės ryšius tarp atskirų organizacijų, tarp atskirų sektorių. Stengiantis įtraukti bendruomenės ir visuomenės narius į aktyvesnę saugios kaimynystės veiklą, būtina visų pirma suformuoti naują susitikimų tarp policijos ir bendruomenės narių modelį, todėl kad šiuo metu vykstantis policijos pareigūnų susitikimai su gyventojais nepadeda siekti programos tikslų.
tuo pačiu vystyti bendruomenės įtraukimą į policijos veiklą galima ir priartinant pačius policijos pareigūnus prie bendruomenės. Ne tik bendruomeniai darant tam tikrus veiksmus, kad jie būtų arčiau policijos pareigūnų, bet ir vykdant atvirkštinę veiklą. Ką turėjau galvoje, tai sakydama, tai iš tikrųjų kiekvienas policininkas visų pirma, jisai yra tam tikro rajono ir tam tikro namo gyventojas ir mūsų kaimynas. Suteikdami jiems galimybę dalį savo darbo laiko skirti būtent jų bendruomenių reikalams, mes suteiktumėm tiek didesnį pasitenkinimą patiems pareigūnams, tiek padėtumėm bendruomeniai suvokti, jog pareigūnas nėra vien tik tai tas asmuo, kuris ateina ir mus baudžia už tai, ką mes padarėme negerai, bet jisai yra ir tas pagalbininkas, kuris galbūt mus padeda patiems apsisaugoti ar nukreipia mūsų veiklą tinkamesnė linkme. Stengiantis įtraukti bendruomenę, būtina sukurti ir bendruomenės pareigūno institutą kaip po tokį. Šiuo metu Lietuvoje bendruomenės pareigūnai yra berods 2 apskrityse ir planuojama šį institutą plėsti. Tačiau kaip ir kalbant apie saugios kaimynystės bendrą koncepciją, koks turėtų būti bendruomenės pareigūnas, ką jisai turėtų daryti, tai yra palikta kiekvienos apskrities kompetencijai ir trūksta tam tikro strateginio lygmens, kuris apimtų visą Lietuvą ir padėtų visiems geriau suprasti, ko mes tikimės ir ko norime. Kadangi šitas institutas šiuo metu yra tik tai kūriamas, būtina įtraukti į jo kūrimo procesą pačią bendruomenę, kadangi būtent jai aptarnauti ir steigiamas toks institutas ir išvengti galimų nesusipratimo ateityje galima pradėjus pakankamai nuosekliai visą tai daryti. Pirmiausia, turėtumėm pasiklausti, ko nori pati bendruomenė, paskui atsižvelgdami į bendruomenės išsakytus poreikius, formuoti užduotis tam naujam pareigūnų. Ir žinoma, stengiantis įtraukti visuomenę ir bendruomenės, tai būtina suteikti jiems įrankius, kaip jie, taupydami tiek savo laiko, tiek energijos sąnaudas, galėtų efektyviai plėtoti pačią programą, sukurti duomenų bazes, kuriomis jie galėtų naudotis ir užtikrinti tam tikrus informacijos srautus standartizuotus, kuriais policija galėtų dalintis su kiekviena bendruomenė atskirai. Jeigu norime turėti kažkokią programą, kuri įsitvirtintų Lietuvos visuomenėje praėjus 10 metų, privalome pirmiausia savo žvilgsnį kreipti į jaunimą, į jo sąmoningumo skatinimą ir kurti specialias programas, kurios skatintų įsitraukti jaunimą būtent į tokią veiklą. Deja, tačiau šiuo metu turimos programos, tiek policijos rėmėjų programa, tiek daugelis kitų policijos pareigūnų organizuojamų veiklų jaunimo klausimais nėra efektyvios ir tik tai sudomina tik nedidelę jaunimo dalį. Plėtojant saugios kaimynystės programą, reikėtų suformuoti kaip ir išeitinį saugios kaimynystės kadetų batalioną, įtraukiant į tokią veiklą jau paauglius nuo 13 metų ir skatinant juos tiek ruoštis tapti bendruomenių lyderiais, tiek suprasti, o kam reikalinga tokia veikla ir kaip jinai turėtų būti vystoma. Šiuo metu Lietuvoje skamba daug savanorystės idėjų, tačiau iki šiol nėra jokios savanorystės veiklos, kuri būtų susijusi su nusikaltimų prevencija. Būtina tokias programas kurti ir jas palaikyti.
žinoma, tikintis paramos, pagalbos ir mentorystės ir valstybės lygių iš valdžios institucijų. Kaip ir nuskambėjo pačioje pradžioje, šio projekto vienas iš tikslų yra sukurti specialų įrankį, sužaidybinti pačią saugią kaiminystę ir tokiu būdu priimtinų jaunimui pateikti pagrindinės jos idėjas tai naujai auditorijai, kuri galbūt praėjus kuriam laikui jau galėtų imtis aktyviai ją vystyti. Jaunimo programų viena iš vystymo dalių galėtų tapti ir bendruomeniniai dienos centrai, kuriuose susirinktų tiek aktyvus suaugę bendruomenių nariai, tiek galėtų rinktis ir jaunimas ir užsiimti bendrą veiklą, kas skatintų tą kaiminiškumo ir bendruomeniškumo jausmą ir patį suvokimą. Ačiū Jums už dėmesį. Gal turite klausimą?